žiūrovam, kurie nežino, kas yra 12 straipsnis. 12 straipsnis Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjame gimstant ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais, išskyrus įstatymų numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. Tai čia dabar norima pakeisti. Tai kokia jūsų nuomonė? Aš manau, kad aš balsuosiu prieš šitą, nes ir dabar galima įstatymus sureguliuoti, nereikia keisti šitoj vietoj konstituciją ir nereikia sumaišyti ten sąvokų. Mes esam Lietuvos piliečiai pagal kilmę, o jeigu šitas visa formuluotė padaryta tam, kad būtų lengviau įteisinti dvigubą, trigubą ar kokią tik norit pilietybę. Aš asmeniškai galvoju, kad pilietybė turėtų būti iš principo viena. Arba tada, gerai, tai dvigubas žmonas, 2 žmonas, 3 žmonas galima turėti. Ir vienai pasižadi, ir kitai pasižadi. Tai aš manau, kad pilietybė turėtų būti viena. Ir nieks dar man neišaiškino, o aš klausiau ir ne vieno iš užsienio lietuvių, ar ne? O kodėl jūs gyvenat užsienį? Taip pasirinkote, galbūt ne iš gero gyvenimo, ten privedė įvairios situacijos, ko tik nebūna tam gyvenime. Bet o kodėl dabar jums būtinai reikia Lietuvos pilietybės? Kuo jinai, ta prasme, antros, kad būtų antra pilietybė ir Lietuvos? Kodėl jums būtinai jos reikia? Kai grubiai iš milijono lietuvių gyvenančių užsienį 70 000 balsuoja. Jūs politinę valią pareiškia tik tai 7% užsienį gyvenančių lietuvių. Apytiksliai. Tai kodėl jums reikia? Jūs ir taip esat lietuviai. Jums reikia pilietybės tam, kad savo asmeninį kažkokį patenkinti poreikį. Ne pilietinę pareigą atlikti, o asmeninį poreikį. Paaiškinkit. Man iki šiol nieks nepaaiškino. Galbūt būtų žmogus, kuris paaiškintų, gal aš suvokčiau ir galvočiau tada kitaip. Tai dar iki to referendumo dar laiko yra, galbūt man kas nors išaiškins ir aš sakysiu, būtinai balsuosiu taip, tegul būna ir trigubą pilietybę, bet kol kas man neišaiškino.